Sveiki visi! Saviugdos tinklalaidė Keičiam temą sveikinasi su jumis. Kaip visada, kviečiame į kasdienius reikalus pažiūrėti su daugiau sąmoningumo, paieškoti sprendimo ar atrasti coachingo principus. O šios dienos tema yra saviugda. Tai dažnas žodis ar terminas, todėl nusprendėm su merginom aptarti, kas ta saviugda yra, kada ji veikia ar neveikia, ar yra teigiamos, o gal ir neigiamos pusės. Tad kviečiu į diskusiją coachingo specialistės Ernestą ir Vaidą. Labas, Laura. Labas. Tai sveikos merginos. Ir noriu dabar pradėti tiesiog iš pat karto labai paprastų klausimų, kas saviugda yra jums. Nes iš tiesų mane labai žavi ir labai yra smalsu ir įdomu, kaip kartais mes skirtingai arba vienodai suprantame tos pačius žodžius. Tai man saviugda yra procesas visų pirma, kuriuo mes siekiame tapti geresnė savo versiją. Ir tai yra savęs pažinimas, ar ne, ir tobulinimo kelias. Tai aš įvardinčiau, kad saviugda man yra tiek asmeninė sritis, tiek profesinė, tiek emocinė, dvasinė, ar ne, šita visa sfera. Saviugda yra tai, man ko aš noriu pati užsiimti, ar ne, ne kažkas tai mane verčia, bet aš noriu pati ir pati tai sąmoningai darau. Man labai patiko tavo žodis procesas. Gal, kad širdį procesistas šneka. Bet jo, tai procesas, aš gal saviugdą įvardinčiau kaip smalsumą, pažinti save, pažinti kitus, pažinti supantį pasaulį. Ir visiškai pritariu Vaidai, kad man irgi gal kaip Vaidai, kad yra kai savo norų ugdausi, bet dar čia pridėčiau, kad saviugda yra mano supratime ir tie atvejai, kai aš pasirenku, kad man augti padėtų kiti. Aš ilgą laiką galvojau, kad saviugda tai yra kažkas tai, ko aš mokinuosi pati, ar ne iš knygų, iš seminarų, iš webinarų, bet tuo pačiu kaip pagalvoju, kad tas knygas kažkas parašė, ar ne? Tos seminarus kažkas irgi ten galbūt pravedė, irgi įgijo tam tikrų žinių iš kažko tai. Tai ta saviugda dabar jau, kaip aš matau, pasigilinusi, tai yra ir kitų žmonių įsitraukimas tų, kurie mus veda į tą norimą ateitį, ar ne, į tą savęs pažinimą. Man labai patiko, kad įtraukėt šitą žodį, kad renkuosi pats tą daryti, tą saviugdą, ar ne? Ir jo, čia pritarčiau Vaidai ir Ernestai, jums iš tikrųjų dvigubai dėl to, kad įsijungia ir kiti žmonės, tai nereiškia, kad vienas pats savo tupi ten ir tas knygas ar podcastus ar kažką tai klausaisi. Ir mano apibrėžime apie saviugdą tai irgi yra procesas. Tik aš dar pridėčiau nuo savęs, kad tai yra ne tik pažinti, bet ir atrasti metodus ar būdus, kurie padeda gyventi geriau. Ir matyt dar pritaikyti juos, nes dabar klausant jūsų dar pagalvojau, kad niekada neįsivarnau, kad tai yra ir apie veiksmą. Jo, be abejo. Čia, nes kitu atveju tai, esi turbūt tik tai klausytojas, ar ne? Arba mokymas. Praktikas arba teoretikas. Taip, tai jo. Žinai, tai praktikas, tai dar turi ir pabandyti pritaikyti praktiškai. Va čia yra tas procesas, matyt, atsiranda irgi, kad ne viskas taip, kaip įsivaizduoju, suveikia realybėj. Tai išsiaiškinom, kad vienareikšmiškai saviugda yra procesas. Tai vis dėlto man knieti uždėti tą klausimą, tai ar to proceso reikia visiems? Aš manau, kad saviugda yra asmeninis pasirinkimas, bet ji gali būti naudinga visiems. Ir būtent tie žmonės, kurie siekia tobulėti, dažniau randa tą gyvenimo pilnatvę, prasmę. Jie greičiau įvykdo savo tikslus, greičiau įveikia sunkumus. Ir kiek mes galim bemanyti, man taip atrodo, saviugda jinai negali būti priverstinė. Gal tu priversi žmogų nueiti į kažkokį kursą, jisai ten praklausys, bet jeigu jisai vėl nebus tos praktinės dalies, jinai neveiks. Todėl tam, kad žmogus keistusi arba jo gyvenimas keistųsi, jisai turi pats norėti tiek nueiti pas psichoterapeutą, tiek nueiti pas coachingo specialistą, tiek nueiti išmokti galbūt kažkokių profesinių žinių, ar ne? Ir tai priklauso visiškai nuo jo. Tai ar visiems reikia? Manau, kad pasaulis būtų geresnis, jeigu visi pradėtų užsiiminėti saviugdą. Nuoširdžiai nežinau, ar visiems reikia.
Nežinau. Kam? Nežinau. Mano atsakymas yra nežinau. Sutinku su Vaida, kad jeigu mes nuosekliai ir mūsų daugiau būtų, kurie eina tuo saviugdos keliu, kad pasaulis būtų tikrai gražesnis, geresnis. Bet ar visiems reikia? Gal ne? Aš tai esu labiau linkus sakyti, ta prasme, iš dalies noriu sakyti, kad jo, reikia čia visiems, nes tas yra gerai ir veikia, bet realiai aš galvoju, kad ne. Ta prasme, yra žmonių, kuriem yra neįdomu, kuriem yra ir taip viskas ten gerai, arba jie nenori kitaip ir jiem tas yra nesvarbu ir neįdomu. Ir viskas su to yra gerai. Ta prasme, jeigu žmogui neįdomu ir nereikia, tai ir nereikia. Aš manau, kad jeigu jam prireiks, jisai pamatys kažkokį pavyzdį, paklaus, aišku, visada gali pasiūlyti knygą ar seminarą ar kažką, tai, bet vėlgi, be prievartos. Čia, žinai, taip atrodo, kad man būtų fainai, jeigu jiems reikėtų, bet kaip tu sakai, Laura, ar jie patys tą suvokia, jeigu jiems nereikia, vadinasi, jiems yra gerai. Na, jie gyvena savo burbulę, jie taip žino, jiems taip yra patogu, jiems ten yra komfortas ir tai yra jų sprendimas. Jo, čia tai įsijungia pagarba kitam, ar ne? Dabar galvoju, išsiaiškinom čia, kam reikia, kam nereikia. Tai dabar sugrįžkim prie tų žmonių, kurie yra tame procese, domisi saviugda, ten gal ją išmano, jie gyvena, praktikuoja. Tai kaip dabar yra čia su tokiais žmonėmis? Ar jie nebeturi tokių visokių kasdienių iššūkių su nerimu, su nepasitikėjimu savimi, ten liūdesiu, jau pasiekia visus tikslus, ką užsibrėžiau, tai tą ir pasiekiu. Ir šiaip jau, prasme, viskas kaip sviestų patepta. Kaip jums, nežinau, kaip jums atrodo toks požiūris ir ar su tokiu susidurėt? Aš pasižymėjau, kol tu skaitai klausimą žodį išmano, nes man iš karto užkabino ir aš galvoju, o kada jau čia yra tas saviugdos išmanimo lygis pasiektas. Tai vien iš to, ar ne, kad užsikabino, aš galvoju, kad tai net neįmanoma techniškai, kad viskas visada per sviestą, ar ne? Čia taip pat, kaip mes kažkada turėjom įrašą, kalbėjom apie tos programuojančius žodžius ir buvo niekas niekada, ir man dalinomės kvietimu, ar ne, pasivertinti, ar tikrai niekada, ar tikrai niekas ir visada. Tai vat man čia lygiai apie tą patį, kad tai yra daugiau tokia utopija, siekimybė, galbūt tai galėtų būti, ar ne, bet suvokiant tai, kad jinai yra be galo plati. Kitas dalykas yra, kad tas manimas apie tai, jog jeigu aš einu saviugdos keliu ir domiuosi šitais dalykais, ir ypatingai jeigu aš dar dirbu toje srityje, ar ne, esu coachingo specialistas, galbūt psichologijos, psichoterapijos ar kažkokios panašios srities, tai lyg jau man turėtų viskas eiti kaip per sviestą. Bet iš savo asmeninės perspektyvos galvoju, kad gražumas tame ir yra, kad neina viskas kaip per sviestą, mes galbūt ką išsiugdome, tai tam tikrą įgūdį, kai kurias situacijas suprasti geriau, net ne geriau, greičiau. Kai kuriuose situacijose, kurios man yra nepriimtinos, nepatogios, rasti greitesnį sprendimą, mažiau tam negatyvę ar neužsibūti arba pačioje problemoje ir daugiau išeiti į sprendimą jos. Tai va čia tas toks atsiranda lūžio taškas, bet tai nereiškia, kad tai reiškia, kad visada viskas eina pagal planą. Ir aš kaip sakau, čia yra tie emociniai nukritimai ar ne, sveikatos pasilpimai. Ir gyvenimas juda ir prieki, ir su gyvenimu ne tik tai geri dalykai nutinka ir problemos. Tai tas problemams mums irgi lygiai taip pat reikia spręsti. Ir prieš savaitę turėjau tokią situaciją, dabar klausiausi tas Ernestai ir šypsena, žinai, ir šypsojausi, kai paprašiau palinkėti man sėkmės. Sako, tai ar tau reikia? Sako, tai jūs tokie žmonės susitvarkot su viskuo. Sakau, būtent, paskutinį kartą, kai tikrinuosi, aš buvau tik žmogus. Tai šitie dalykai nutinka. Padeda tas toksai atsparumas, jisai yra didesnis, atsikėlimas yra didesnis po nesėkmės, ar ne, jisai netoksai ilgas. Bet kad visiškai nebūtų tokių dienų, kad yra blogai arba eini per negaliu,
o tik tai šypsinausi klijavęs, nu taip nebūna. Ir aš net galvoju, ir tie geri dalykai, kai jie nutinka ir kartais būna, kad galvoju, eina savo, betgi netaip įsivaizdavau tą galutinį rezultatą, jis visiškai geras. Tik pakeliui aš jau pasikeičiau ir man tas geras rezultatas viena ar kita prasme ne visai tinkamas. Ir vietoj to, kad galbūt aš turiu daug pasirinkimo net situacijai, susitaikyti su tuo rezultatu, ne? Jeigu jis geras, bet man netinkamas, galėčiau galbūt kažkaip, nežinau, pagailėti savęs, taip toliau ir panašiai, bet aš galiu pasirinkti ir kitaip mąstyti, ar nežinodama savęs perklausęs, tai ko man dabar reikia, o kas čia pasikeitė, kad dabar šitas netinka, o ką padaryti, kad jis tiktų ir daugybė kitų tų mąstymo kampų į tas pačias situacijas pasižiūrėti visai kitaip. Aš netgi galvoju, būna tų situacijų, kurios tikrai būna ne tokios, kokios jos galėtų, arba norėčiau, kad jos būtų ir tada atsiranda įgūdis pasirinkti, kaip aš noriu matyti. O ar aš galiu toj situacijoje kažką teigiamo savo paieškoti ir vietoj to, kad velčiaus po pačią problemą, einu į ten, o kas galėtų parodyti, kad tai nėra tokia didelė problema, o kas tame yra gero. Ir dažnai tas pats momentas, kai tu pasakai savęs pagailėti, tai netgi sąmoningai leisti savo pagailėti savęs. Toksai, žinai, kai tu gerai sakai, valandėlę pagailiu savęs, arba šiandien pagailiu savęs, einu miegoti, o nuo rytoj pradedu nuo naujo lapo. Ne? Ir tas leidimas, jisai iš tikrųjų nenuima tos energijos, mes nesukam bereikalingai energijos. Jos netiduodam. Kaip tik visai nesenai turėjau tokį savęs pagailėjimo pusdienėlį. O man reikėjo. Ar leidai savo? Ir man reikėjo ir aš netgi, kadangi neužsidariau viena kamputėje, nes neturėjau tam galimybės, ne vis tiek reikėjo dieną damušti, tai aš žmonėm iš karto, kurie turėdavo ateiti į kontaktą su manim, aš tiesiog informanu, kad žinok, velnis, bet aš biškį savęs gailiu ir matyt, kad jei klausimas neskubus, tai spręskim jį ryt. Jeigu skubus, tai galim ir dabar, bet žinau, kad tai, ką tu matai, ar ne, ten galbūt mažiau ūpo, mažiau motivacijos, mažiau noriu bendrauti, ne apie tave, tai apie mane, nes aš dabar jau savęs gailiu. Laura, linksi kažką pridėti? Linksiu ir galvoju, kad dar gal čia kažką pridėti, bet turbūt, kad nebelabai kažką pridėčiau, nebent tik tai kartojas, nebent kartotis. Tai manau, kad tame nėra prasmės, bet dabar žiūriu, aptariam saviugdą ir iš principo turi daug labai pliusų, ar ne, apie kuriuos ir kalbame ir girdime, tai ir savęs geresnis pažinimas, emocijų valdymas ir supratimas, priėmimas, geresnė motivacija ir sąmoningumas ir visi kiti dalykai. O kaip yra su neigiama pusė, ar jinai tokia yra, susiduriat, nesusiduriat? Be abejo, aš tai sakyčiau, kad man tai viena iš neigiamų saviugdos pusių yra, tai kad, kartais nepastebiu ir darau savo per didelį spaudimą. Ir tada ateina tas toksai nepasitikėjimas savim, toksai, tai norėjau padaryti tiek, padariau tik tai tiek, ar ne? Nes paskaičiavau energijos ant 100 visas 7 dienas per savaitę ir turėjau gal ant 8. Ir vėlgi eina tas tobulėjimas, ar ne? Per tuos dalykus ir atrandi, kiek laiko kam reikės, ko iš tikrųjų reikia, ko nereikia. Tai pagrindinis toks ir būtų, kad spaudimas savo, reikalavimai savo aukštesni tada pasidaro. Čia man toksai primena apie perfekcionizmą, ne? Ar ne į tą varpinę? Taip pat gali būti, kad įsijungia perfekcionizmas, bet žinai, kai gauni kažką, norisi daugiau, tai tos saviugdos daugiau ir atrodo, ir ateina tas irgi būna įsitaškymas, ar ne, atrodo, ir tas yra gerai, ir šitas jogos pratimas, ir tas pakvėpavimas, ir tada gal kažkur dar nueiti, pažiūrėti kokį seminarą, ir tada atsiranda ta baimė nespėti, arba baimė praleisti, ne, fear of missing out. Ir tada jau supranti, kad palauk, čia ratas užsisuko, vėl reikia tos minutėlės su savim. Aš labai pritariu dėl to, kad per daug man tas toks persisotinimo karts nuo karto ištinkantis etapas, kuris nusignalizuoja vieną, kad
nepakankamai pažįstu save, kad nesulaukus to etapo galėčiau, žinai, biškelį atsiriboti ir sustoti, bet būna, kad persisotinė ir tada vaikščiai toks savijauta, nes atrodo visko per daug ir jau gal užknisti net pradeda kažkuria prasme. O kita neigiama saviugdos pusė, man atrodo, nepatogumas. Man ne visada būna nepatogu, tiksliau sakant, man dažniau būna nepatogu, nei patogu, kai aš einu savęs pažinimo keliu. Ir kartais sužinau dalykus, kuriuos labai slėpiau nuo savęs. O kai sužinai, su tuo reikia kažką daryti, tai to tokio nepatogumo būna. Ir jis, jeigu eini, tuo keliu sistemingai, tai sistemingai yra pasirodo. Paskui sunku tą pripažinti savo pačiai, ar ne? Per tą reikia perlipti. Taip. Ir dar paskui dar tą priimti ir dar kažką veikti su tuo jo. Ir dar grįžti ir atsiprašyti kai kurių žmonių irgi buvo. Man tai buvo. Į savęs kartais tenka atsiprašyti. Jo, aš galvoju, kad su saviugda yra taip, kad daugiausia tos neigiamos pusės, gal išskyrus, ką Ernestai vardino, ar ne, atsiranda tada, kai mes neatsižvelgiam į savo poreikius ir tiesiog taikom viską iš eilės. Ir dažnai ir persisotinam visą tą saviugdą. Ir aš dar turiu įsivardinus kai kurios tokios neigiamos pusės, čia irgi galbūt iš to bandymo visko, tai yra patarimai, kurie yra labai standartizuoti ir kurių neatsirenki, bet tiesiog taikai. Aš turiu labai skausmingą man pačiai patirtį, kai paklausiau tokio plataus patarimo, tai jeigu norite daugiau laiko savo, atsikelkite anksčiau prieš šeimą. Tai labai skaudžiai lipau ant šito grėblio, nes tuo metu dar turėjau vieną vaiką, kuris buvo labai blogo miego etape. Ir kadangi aš jau ir dirbau, tai nusprendžiau, kad man reikia pamedituoti, pareflektuoti, pasportuoti ir tokios geros valandžiukės prireikia. Tai vietoj to, kad su miego trūkumu aš savo ramiai pamiegočiau ir šiek tiek atstatyčiau savo nervų sistemą, tai ne, aš nusprendžiau, kad man labai tinka šitas atsikelti valandą anksčiau. Tai nerekomenduoju, jeigu turite bent kokį miego trūkumą, nekartokite šitos klaidos, tai jinai labai skausminga. Tai vat, ir dar vieną prie šitų dar įdedu iš tikrųjų nepasvertas išlaidas, aš galvoju, nes kartais mes į tą saviugdą įsiveliam, tada prisirašom visokius seminarus, mokymus, ten dar dievai žino ką, ir kartais jie nebūtinai labai pigiai atsieina. Ir dar galvoju, ką čia dar įvardinti. Toks gal madų vaikymasis būna, jeigu visi medituoja, tai ir ten aš medituosiu, ar ten reikia, nereikia, tinka, netinka, ar ten visi geria žalią kokteilį ir aš gersiu žalią kokteilį, ten tos čijos man tinka, netinka, nesvarbu, tiesiog važiuojam su traukiniu, nes čia jau visi taip šitie saviugdoj daro, tai ir aš taip darysiu. Bet Laura, taip ir atrandam, kas mums tinka, ar ne, nes kitaip nepabandęs, tai... Jo, bet aš turiu minį, žinai, apie tokį, ta prasme, gali savo pasibandyti su sąmoningumu, žinai, yra tas skirtingas bandymasis, kai tu pasibandai, sakai, okei, pasižiūrim, man čia tinka ar netinka, bet yra dar toksai, žinai, tas aklas darimas, kaip man, valandą anksčiau, aš nepagalvojau, ar aš, pavyzdžiui, neklausiu savęs, ar man užtenka miego, ar tas realu yra įgyvendinti, nepasimėjau, kad pabandysiu savaitę ir pasižiūrėsiu, kaip tas veikia. Ne! Pilnu tempu 3 mėnesiai iki to, kad paskui perdegi, švelniai tariant. Tai čia ta kelionė, žinai, ta pati pradžia ir iš tikrųjų ne viskas veikia iškart, ką sužinom, kitus dalykus pradedam suprasti po metų, po 2, po 3, kaip ilgiau paeinam to saviugdos keliu. Tai... Taip, be abejo. Ir aš dar, žinai, biškai pridėčiau, Laura, nes kai tu vardinai apie išlaidų dalį, man pasirodo toks geras kampas, kurį dažnai galbūt net ir praleidžiam, neįvardindami, ar ne to, nes gal ir nepatogu apie tą kampą kalbėti, nefaina girtis tom knygom, kurių gyvenime neperskaitai, bet kurios tavo spintoje stovi, laukia tavęs, ar ne, ir tas klausimas, tas pats su seminarais, kai išsiperki ypatingai kažkokios narystės,
kur net po 2 kartų pamiršti nueiti ir va čia to sąmoningumo įjungs, tai galbūt atliepiant šiek tiek nuo to, ką mes pradėjom šitą pokalbį, kad paklausęs, o ką man tos saviugdos reikia, ar man jos reikia. Ir apskritai kokioje srityje. Jo, nes paskui aš dar galvoju, vat, prie tų neįgiamų pusių, jeigu galima įvardinti, yra tas toks, besiakumuliuojantis procesas, nes jeigu tu ten išleidai, nepanaudoji, o dar jeigu užsibrėžiai, kad dabar taigi visą gyvenimą čia taip darysiu ir po 3 dienų metėjai, atsiranda dar saviplakos mechanizmai, kurie irgi įsijungia ir gali būti šiek tiek toks pablaškantis vėjas, tada vėl sugrįžti, suprasti, kas čia įvyko, o kartais galim net tą blogoją pusę iš vis numesti šitą reikalą, pasakydami neveikia. Čia yra iš vis nesąmonė. Nors nesuveikia tik vienas dalykas iš 100. O, Ernesta, čia labai gerai, tęskim, ar buvo kada ta saviugda nesuveikė? Būta. Žinai, kur būta, ir tada galvoju, kurįgi čia dabar tą ištraukti prisiminimą, ar ne. Aš gal konkrečiai paliesiu tą etapą, kai mama tapau naujai, apie tuos plačiai ir netaikomus stereotipus, kaip turi funkcionuoti. Labai daug kas padovanojo tuo metu knygų, labai domėjausi pati, pirkau, ar ne? Ir praktikoje ne viskas iš tų knygų man pavykdavo pritaikyti. Ir aš pasiekiau tokį etapą, kai aš pradėjau galvoti, kad tose knygose iš vis parašytos yra kažkieno svarstymai, svajonės ir įsigyvenau į tą mąstymą, kad tų knygų skaityti net ir nereikia, nes niekas ten neveikia. Jos yra apie nieką. Ir aš atsimenu, dar stumiau vežimėlį, su savo sese pasivaikščiant, žinai, ir mes kažkaip klausė apie knygas, nes lygi tol ir skaičiu, aš sakau, aš nebeskaitau tų knygų, nes ten visiškai nesąmonė, nes ten niekas neveikia, ten parašyta kažkam, bet tikrai ne man. Ir tas laikotarpis, jisai, buvo netrumpas, aš galvoju, gal metai, 1,5 kažkokiu, kai, buvo užmesta, tai visiškai nesuveikė tie dalykai, atvirkštinį man sukūrė scenarijų. Todėl ir sako, kad reikia pradėti po truputį, ar ne? Vieną įprotį po kito įpročio įsiugdyti. Vienas po kitos ryties, ar ne? Nes jeigu visus susijimi iš karto, nebus gerai. Betgi labai smalsu paragauti visko. Iš karto, daug. Tai va, čia būtent ir yra tas spaudimas, apie kurį aš šnekėjau, ar ne, tas nepatogumas tos saviugdos. Spaudimas, saviplaka atsiranda, nusivylimas, po to užmeti ją. Bet gal reikia tie tokie etapai, ar ne, gyvenimo kažkiek tai pailsėjai, kažkiek vėl tolyn eina. Kitas dalykas, dar pagalvoti, tie etapai yra irgi tam tikras saviugdos dalis. Nes paskui gali pagalvoti ir pažinti save, kodėl nesuveikia. Kas ten vyko ir tai duoda tam tikros atspirties tai asmenybei, kurie esu šiandien. Bet tie etapai kažkuria prasme yra ir reikalingi, nes jeigu pasitelkdami saviugdą mes paaugame, sakykime, per pusę metų, ar ne, kažkurioje srityje, tai mums dar jį reikia sumasterinti, kaip dabar lietuviškai pasakyti. Įvaldyti, ne? Įvaldyti, taip, įvaldyti, padaryti taip, kad taip ar taptų įpročiu, ar taptų tai, ko mes gyvenam, kvėpuojam. Ir tas irgi yra procesas, tam reikia laiko. Ir jeigu mes neduodam savo to laiko, bet vėl bėgam į kažkokius kitus kursus, mokymus, dar kažkokių įpročių ugdymus, mes tada ten ir pasiliekam tam bėgime, tam procese. Tai tas toksai sustojimas, jeigu jis yra skirtas jau išmokto įvaldymą, yra gerai. Jo, čia galbūt vėlgi, ką darai su to sustojimu arba tuo persisotinimu, ar padarai sąmoningai pauzę, tada grįžti, pareflektuoji arba giliniesi į tai, kas suveikia, nesuveikia ir taip toliau, ar tiesiog numeti nebeveikia arba bėgi ten toliau nežiūrėdamas. Galvoju dar net ir tą pauzę. Man toks palyginimas su gamta iškilo ar ne mintyse, kad, sakykime, dabar arbūzų auginimo sezonas ir arbūzas, kai užauga, jis pasiekia savo dydį ir tu negalėjai skinti, kai jis užaugo. Jis nustoja augęs ir just būna, nes jisai sirpsta.
Tai O, man ne. atrodo, kad taip ir mes kaip žmonės irgi turim prisirpti šiek tiek. Niekas daugiau nevyksta tenais to ramybės būsenai, prisirpti iš vidaus ir tada eiti į kitą etapą. Aha, ir kodėl tos afirmacijos neveikia, ne? Kai prisiklausai ir pradedi savo kartoti prieš veidrodį, aš esu graži, aš esu protinga, aš esu verta ir kartoji ir eini visiškai tuščiai. Tai kad jos įvyktų ir mes jas perleistumėm per save, iki to reikia daugti irgi. Aš dar galvoju, pasidalinsiu, kada man saviugda nesuveikia. Tai man nesuveikia tada, kai aš kapščiausi ir paskui supratau, kad, ta prasme, jo, kaip ir veikia, bet aš man toks jausmas buvo, kad aš atsirėmiau kažkokį akligatvį, nes supratau, kad tą informaciją gaunu, aš suprantu, kad jinai naudinga, bet aš nesuprantu, kurioj vietoj ir kaip aš jos negaliu savo pritaikyti. Arba nemoku atrasti atsakymų į klausimus ir matau, kad geras klausimas, bet aš tiesiog nemoku net pradėti galvoti apie tą atsakymą. Tai tada nuėjau į psichoterapiją ir paskui vėl pradėjo veikti saviugda, nes tiesiog jau man buvo toks jausmas, kad man dabar reikia kažkokio kito žmogaus, kuris mane, nežinau, pavestų už rankos, truputėlį paaiškintų, suteiktų kažkokio platesnio matymo kito dalyko. Tai aš manau, kad kai mes pradžiai šnekėjom, ar ta saviugda yra tik tai, kad pats viską vartoja, ar dar kažkoks kitas asmuo tau padeda, tai mano turbūt būtų toks pasirinkimas, kad tai vis dėlto yra kombinacija, nes pats vis tiek turi dirbti, nes tai tavo yra reikalas, niekas kitas už tavęs nepraspręstų minčių, situacijų ir kitų dalykų, neišjaus ten tų jausmų, bet kartais reikia žmogaus, kuris padeda arba pabaksnoja pirštuku, į ką atkreipti dėmesį, suteikia naujų minčių ir idėjų. Ir tie žmonės bus skirtingi, nes mums ne visiems tinka tie patys metodai. Aš labai gerai, arba netgi etapais, ar ne? Jeigu vieną etapą galbūt reikia psichologo, kitą etapą reikės galbūt kažkokių profesionalių kursų arba to pačio coachingo specialisto. Tai čia aš grinai iš savo patirties, kai man klientė pasakė, pasidalino savo patirtim, sako, aš jau pas psichologę 6 mėnesius ir man visiškai nieko nepadėjo, sako, o su tavim padirbėjus mėnesį, sako, man jau ten eina visai kiti reikalai, kita energija. Bet iš kitos pusės, tai gerai, jeigu jinai nebūtų nuėjusi pas psichologę, gal jinai niekada nebūtų atsidūrus pas coachingo specialistą. Tai tas ėjimas, jisai vis atveria vis kitas duris, ar ne? Išsibandymas skirtingų dalykų, netgi perėjimas per tus skirtingus dalykus. Mums to reikia, nes mes esame ne apie vieną dalyką, nes mūsų gyvenimas eina į priekį labai greitai ir pasaulis aplinkui keičiasi. Mes keičiamės. Man čia dar toks gal klausimas iškilo, papildantis, ar ne? Tai okei. Jeigu reikia skirtingų žmonių, skirtingais etapais, skirtingų specialistų, o kaip tada yra su saviugda, jeigu aš turiu klausimą, aš jį noriu spręstis, aš ten žinau kodėl, ir aš nuėjau pas vieną, paimkim, kadangi čia mes coachingo specialistas, nuėjau pas vieną coachingo specialistą, taip išsisprendžiau klausimą, tą patį nusinešiau pas kitą, kitaip išsisprendžiau. Tai čia aš neteisingų kelių saviugdos nuėjau, mane nuvedė neteisingų saviugdos kelių, kaip jūs va čia matot? Aš tai matau, kad sprendyti pati, ar ne? Nutikėtina, jeigu coachingo specialistas nesprendė už mane, ne? Bet kodėl tada, aš su tuo pačiu klausimu, 2 skirtingi žmonės, tos pačios srities, o man atsakymai randasi visiškai kiti, tuo pačiu gyvenimo etapu. Mes nekalbam ten apie metų skirtumą, ne? Nes buvo kiti klausimai. Nes jie jau buvo praspręsti. Tiesiog kiti klausimai ir tu nusineši, nes tarkim pas vieną specialistą nusineši į klausimą A, ar ne? Tada tu gavai, tarkim, atsakymą, kad tai yra A+. Tu pas kitą specialistą jau nebenuėjai su tuo pačiu A. Kad ir tu uždavai tą patį klausimą, bet sąmoniai galvoji, tu turi jau A+ variantą. Tai natūralu, kad ir atsakymai galbūt bus tokie pat. Tai yra, bus visiškai skirtingi, norėjau sakyti. Bet gali būti ir tie patys. Bet greičiausiai skirsis, ar ne?
Dėl ko, žinai, paklausiu šitą klausimą, nes aš galvoju, mes kai kalbam apie saviugdą, dažnai labai, toks, mano įsivaizdavime, tas yra ilgalaikis terminas, bet jį gali vykti ir čia. Aš pirmadienį su Laura prasivedžiau sesiją, prasprendžiau tą patį klausimą, antradienį pas Vaidą nusinešiau ir žiūrėk, jau kiti atsakymai, atėjo. Tai tas augimas, jis kartais gali būti ir toks sprintinis, netgi sakyti. Taip, čia matai, priklauso, žinai, galbūt tiesiog nuo situacijos ar nuo motivacijos, kaip tu nori išspręsti, arba netgi galbūt nuo klausimo sudėtingumo, kaip sprendžiasi, ir ne, nes vienas klausimas, gali vieną klausimą spręsti ir 1,5 metų. Ir tai nereiškia, kad jo visiškai neišspręsi, galbūt išspręsi jo dalį ir tada tu gausi tą patį klausimą tik su pakitusią dalimi. Ir tas gali tęstis kurį laiką, bet tai nereiškia, kad tu esi toje pačioj stagnacijos vietoje, tu vis tiek esi judėjime. Tai čia galbūt ta saviugda ir tokių ilgalaikių klausimų sprendimas kartais, pavartosiu labai nuvalkiotą frazę, ne tikslas, o kelionė. Man tai kyla klausimas, kodėl tu nusinešėjai tą patį klausimą pas kitą coachingo specialistą? Tai galbūt todėl, kad nebuvai dar prasisprendęs, ar ne? Ir kaip Laura sako, tas užtrunka. Galbūt ne dieną, ne 2, ne mėnesį ir ne su vienu coachingo specialistu. Ir tai yra visiškai gerai. Čia, žinai, gal žmogus irgi nešėsi tą patį klausimą, norėdamas patikrinti. Jo, bet aš daugiau galvoju, žinai, iš tos pusės, ar gali būti augimas greitas, kai mes kalbam apie saviugdą. Žinoma. Ar mes kalbam tik apie procesą, kuris trunka metus, pažink save? Ar gali būti, kad ryte atsikėliau Ernestos versiją A, vakare jau mėgoti Ernestos versiją B, rytoj jau C ir rytoj vakare D? Gali, nes coachingas vyksta ir tarp coachingo sesijų, ar ne? Ten, kai išsijudina viskas, tai tada pradeda eiti ir mintys, ir klausimai, ir atsakymai savo. Ir kitos sesijos būna, kad netgi būni atsakęs tau savo visus klausimus ir eini jau visiškai su kitais klausimais. Tai aš dabar galvoju, čia sekantis mano klausimas, kaip ir turėjo būti, ką daryti, kad ta saviugda veiktų. Tai dabar galvoju, mes čia šiek tiek jau liktais aptariam, gal ir neaptariam, tai kokios mintis, ką daryti, kad ta saviugda iš tikrųjų veiktų? Daryti. Just do it. Daryti, žinai, ne tik tai imti teoriją, bet ir praktikas. Tai kai praktikuoji, tada jinai veikia. Ir be abejo pasirinkti savo tinkamą metodą, nes ne visi metodai veikia visiems vienodai. Aš, žinai, dar pridėčiau prie to bandymo ir darimo, tai nebijoti eksperimentuoti su šitais, bet sąmoningai eksperimentuoti, kaip sakiau, atsakyti savo klausimus, ar aš pajėgus tą padaryti, ar tai yra realu mano situacijoje, ar man tas yra tinkama, ir nebijoti nutraukti, jeigu kažkas neveikia arba kažkas tai netinka. Tiesiog nebespardyti į tą pačią vietą, kad, bet jeigu dar ten 6 kartą pabandysiu lygiai taip pat, tai gal suveiks. Greičiausiai ne, gal truputėlį tokio daugiau sąmoningumo. Ir dar esu pasižymėjus, kad klausti atgalinio ryšio, jeigu tai yra apie santykius, tarkim, ar ne. Ir taip pat, reflektuoti, pasižiūrėti, kas veikia ir kas neveikia. Ir truputėlį tokio gal kritinio mąstymo įnešti, bet čia irgi reikia atsargiai, nes kartais mūsų kritinis mąstymas nuveda į labai tokį stiprų cinicizmą ir tada jau nieko nebedarom. Aš tai dar galvoju, kad ko reikia, kad veiktų, tai smalsumo, patirinėti, ką mes ką tik kalbėjome, tai kaip tas pats liktais ar nenoras, tas pats kelias veikia, ar ten knygoje kažkokią mintį perskaičiau. Tai leisti savo smalsiai patirinėti, o kaip jinai čia namuose, neblogai. O jeigu aš dar ten už namų ribų pritaikysiu, ar ne? Būti smalsiems kartais, kai matom, kad neveikia, ir pasmalsauti, o kas padeda, kad tai veiktų kitiem, o ką aš galiu iš to savo pritaikyti, nes tas, kas veikia kitam, tai jau niekada neveiks 100% mum, ar ne? Bet o ką aš galėčiau pasimti, o ką aš galėčiau padaryti, kad man veiktų. Ir nebijoti galbūt, kad tų klausimų randasi daugiau negu atsakymų.
Ir įsivardinti juos, pasidalinti kartais netgi, kad aš, žinai, dabar ten bandau kažką ar ne išmokti, suprasti apie save. Ką tu, Laura, sakai, prašyti grįžtamojo ryšio, o kitas dalykas kartais gali būti, kad tas pasidalinimas, vien įgarsinimas jau duos kitą įžvalgą. Žinom, kad taip nutinka ar ne, kai savo mintis įgarsinam, bet gali būti, kad kažkas atlieps visiškai netikėtai, kur mes neturim. Ir dar pridėčiau, kad einant saviugdos keliu, saviugda veikia tada, kai mes esame nuoširdžioj tiesoj su savim. Esu susidūrusi su situacijomis, ar ne, kai iš to, kad einama saviugdos keliu, yra toks didelis burbulas išpučiamas, lyg kažkokia karūna užsidedama, ar ne, ir paskui, kai pradedi žiūrėti, o tai kasgi ten yra, iš tikrųjų, kad ten kažkas nėra tos tiesos su savimi, kažkas ten netaip suveikia. Tai šitoje vietoje būti tiesoje su savimi ir tada galvoju, kad bus gerokai lengviau, paprasčiau ir suklydus nebijoti iš naujo daryti. Ar ne? Nepavyks einant saviugdos keliu dabar niekada nesinervuoti arba susinervuoti tinkamai. Taip nebus, tai kai jau taip nutinka, tai įsivardinti savo ir rytoj bandyti iš naujo. Ir čia galbūt irgi įsijungia tas bandyti tuo pačiu būdu paspirti ten tą kamuolį, kaip tu, Laura, sakei, ar ne, bet žinant, kad yra normalu, kad karts nuo karto taip gali nutikti. Bet Ernesta, būti tiesoje su savimi yra be galo sunku. O taip. Niekas ir nesakė, kad čia bus lengva. Būna ir gėdos, ir ašarų, ir skausmo, ir nusivylimo. Ir to nusikarnavimo, aš galvoju, ten, net ir apie save, daug jo yra. Pačioj pradžioje, ypač nes į saviugdą mes ateinam ko? Šiaip, kad būtų lengviau. Dažnai ateinam, kad man būtų lengviau su kitais. Žinai, o iš tikrųjų tai žiūri, kad tau turi būti lengviau su savim ir ten ta tiesa tokia, nežinai, ne visada ta, kurią norim žinoti. Bet iš tikrųjų būna ir gražių atradimų, ar nedaug sužinome apie save geros, stiprasias pusės ir tai iš tikrųjų įgalina. Taip, ir dar, žinai, tos gražiasias pusės apie save pasakyti savo, čia vienas etapas, o tada išdrįsti pasakyti kitam, gebėti priimti komplimentus, ne ten muistytis kažką, ne, tai vakar galva plovė. Normaliai, ne, tai ačiū, jo, gražiai atrodo, gražiai jaučiuosi, ar ne, kaip natūralų dalyką priimti, tai tikrai labai fain. Žinai, tas išmoksti netgi girdi feiką komplimentą, ne, kartais tikrai feikas, nežinai, žmonės, tas žmogus, kuris visiems dalina komplimentus iš eilės, žinai, ateina ir komplimentai ir tą priimi ir viskas yra gerai. Čia, žinai, aš net galvoju, tam saviugdos kelyje galima net ir savo sąmoningai susikurti pozityvų feiką, tą vadinamą. Ir aš nekalbu apie tą toxic positivity, bet mes galim pasirinkti situacijas, kuriuose norim į kažką sąmoningai nukreipti dėmesį, ar ne? Tai ir yra, jeigu žinau, kad ne visai tas, kaip man norisi, ar ne, tai kažkokia situacija susiklosti, aš galiu bandyti savo tą feiką gerų dalykų susikurti. Ir tai bus lengviau, ar ne? Nežinau, ar supratot, ką noriu pasakyti. Čia gal, žinai, yra pora būdų, kaip apie tai galvoti, tai vienas irgi ten iš tų populiarių, kad tap savo gyvenimo herojaus, tarsi tu pats rašytum filmą arba knygą apie save ir romantizuok savo gyvenimą, ten būk savo paties herojum ir tada susikurk kuo daugiau tų stebuklų ir gerų dalykų, matyk savo kelyje. O kitas dalykas tai yra, kai irgi yra neaiškios situacijos, tai irgi galbūt toks mąstymo požiūris, kad, tarkim, nežinau, ieškoji kažkokio tai daikto, ar ne, nusipirkti ir vis ieškai, tarkim, ieškai namų, ar ne, ir vis ten tai per brangu, tai ne ta vieta, tai ten dar dievai žino, kas ir nėra. Tai tiesiog, arba ten išsirinkai, bet kažkas nupirko greičiau, nes buvo paprasčiau ir taip toliau, ar ne? Tai tarkim, net ir tokiuose situacijose gali graužtis ir ne, kad o čia man nesiseka ir ašarų pakalnė ir gali rinktis į tą požiūrį, aha, tai reiškia, manęs laukia kažkas geriau.
Va, tu labai teisingai vardinai. Va čia man tas feikas, ne? Aš pasirinku, kad... Nu, bet kodėl feikas? Tai, ne, nu, ta prasme, aš Žinai, to nevardinčiau nes kaip tai yra, feiką. nes tu nežinai, ar, nu, šiaip jau, tu neturi faktai to tokio pagrįsto, ne? Bet aš taip, nu, šiek tiek sąmoningai pasirinku į tą situaciją savo pasigražinti. Reiškia, šita vieta ne man. Manęs laukia geresnė vieta, ar ne? Taip, Taip. bet tai tu lygiai taip pat gali pasakyti, šita viena ne man, dabar gausiu šai, atsiprašom. Žinai, bet tu renki, Ne. ar ne? Tai tu nesirenki duobės, tu renkiesi aukštumą. tą tokį pozityvumą, ar ne? Nu, tokį su, jis Gali- gal net ne feikas, bet šiek tiek sutirštintas, žinai, kur šiaip jau jo gal ir nebaisiai daug rasta, bet tu šiek tiek susitiršini. Ir tai dažniausiai būna tose situacijose, kur gali būti A ir gali būti B, kur nu, tu labai aiškiai turi pasirinkimą, ar ne? Kažkokį tai. Mhm. Nu, Mane kviečia pokalbį mano vadovas. Ne? Gali Taip. būti, taip, taip. oh, no, lauk bėdos, lauk darbų, lauk atleidimo, o, lauk paaukštinimo. Ir tu eini su to, žinai, o, mane paaukštins, na, eini ten visai, kažkas vyksta, ne tie makaronai, ar ne, bet, nu, va čia yra tas toks feikas, kur tu šiek tiek gali net, man atrodo, tas toks paturbina kartais mūsų energetiką, jeigu ten sunkesnis kažkoks periodas, ar ne, tai kai mes daugiau užsimetam to tokio pozityvumo, arba, nu, pozityvumas, kad nenueiti blogą pusę, nežinau, nu, tos tokios teigiamos emocijos, lengviau buvo. Lengviau ir, nu, tą valandą ar kitą išgyveni pozityviai. Taip. Aš tai tokiais atvejais, žinai, va, kaip Ernestai vardinai, kad nueini ten, tarkim, vat, į pokalbį su vadovu ir nežinai, kaip tenais bus, tai aš tada savo kartais sakau, na, žinai, kad ir kaip bebus, nesvarbu ten teigiamai ar ten neigiamai tas pokalbis, visas tas bus man į gerą. Ta prasme, bet kuris kelias mane nuves į geresnę vietą. Jisai gali būti, žinai, labai nepatogus, ten, tarkim, tas pats atleidimas iš darbo arba paaukštinimas, tai, bet kuris iš tų kelių man bus po to geriau. Kada tas bus paskui, na, neturi skirtumo, ar ten po metų, ar po mėnesio, ar po 3 dienų, bet tiesiog tas vat, tikėjimas, kad, žinai, viskas vis tiek bus geriau. Arba čia kaip, nepamenu to filmo pavadinimo, bet ten buvo tokia frazė irgi, jeigu nesibaigė... Jeigu nepasiekai savo, dar ne viską išbandėjai. Ne, ten buvo... Jo, aš suprantu, situacija turėtų būti kita, bet mintis ta. Sako, viską išbandžiau. Nu, tai jeigu negavai rezultato, vadinasi, ne viską. Ir to, žinai, viską išbandžiau per kiek laiko. Gal tau reikia dar 5 metų, žinai, gal reikia pailsėti pusmetį ir po to atsikelti ir vėl eiti bandyti ir daryti. Ir tu eisi su visai kitokiom žiniom, jėgom, motivacija, paskatom. Bet čia yra ta gražioji saviugdos pusė, kur, nu, aš 5 metus bandžiau, tu man sakai, dar man 5 metus bandyti, ar ne? Nu, tai yra labai ilgi periodai, bet kai tu eini tuo saviugdos keliu, tu moki visai kitaip vertinti tą laiko tėkmę, kantrybę kitaip ugdyti, ar ne, supratimą apie šitą procesą ir, nu, kitaip dalykai dėliojasi, aš galvoju. Kantresnis, dabar tokia mintis, ar ne, kantresnis esi laiko tėkmė iš esmės, nes aš kaip, pavyzdžiui, gal lyginu save šiandien su savim, ten prieš kažkiek tai metų, aš labai norėdavau visko čia ir dabar, o jeigu ne, tai, nu, reiškia, neveikia, tada metu, žinai, saviugda kažkaip padeda. Tai merginos apšnekėjom, kad ta saviugda čia taip greitai nesibaigia ir kelias dažnai būna ilgas, tai ar nutinka toks momentas, kad kažkada tos saviugdos, na gana, viskas, pabaigiau, išmokau, nežinau, gavau diplomą kažkokį tai, ar yra taškas? Jo, mirtis, taškas. Kaip Ernesta, nepagailėjai. Labai teisingai pasakė, žadėjau ilgai ir nuobodžiai išvedžioti, bet dabar nereikės. Jo, aš atsimenu, mokytoja vienas sakydavo, kad, na, jeigu esi tobulas ir viską mokė, tai eik į karstą ir atsigulk. Na taip. Na taip. Ačiū merginos už pokalbį ir už diskusiją. Suprantame, kad saviugda yra ilga kelionė, kartais jinai būna smagi, kartais jinai būna nesmagi, kaip ir visos kelionės turi savo iššūkių ir stotelių, kada reikia sustoti ir pareflektuoti ir galbūt pailsėti.
toks bendras kvietimas tada būtų keliaukime toliau, priimkime iššūkius, priimkime pauzes ir mėgaukimės eiga, būkime procese. Tai iki malonaus ir ačiū, kad klausėte. Ačiū, kad klausėte naujausio Keičiam temą pokalbio. Jei mūsų pokalbėje radote vertės, kviečiame jo pasidalinti su bičiuliais ir artimaisiais. Tinklalaidę Keičiam temą galite rasti YouTube, Spotify ir Apple Podcast.